Sveiki, su jumis Verslo tribūna, laidos partneris Citus, o šiandien kalbėsime apie tai, kas vyksta didžiausiame Lietuvos kurorte Druskininkuose. Laidos svečias Citus įkūrėjas Mindaugas Vanagas. Sveiki, Mindaugai. Sveiki. Prieš kurį laiką jau esame iš tikrųjų kalbėję apie vieną tokį įdomiausių objektų Druskininkuose, kuris, tuo metu buvo tik pradžia, iš tikrųjų buvo labai įdomu, kaip tai realizuosis, nes viena kai tu startuoji su darbais, statybose visada nutinka netikėtų dalykų. Tai kas toliau vyksta? Nemunas by Citus, konkrečiai apie šitą objektą mes šiandien kalbam. Vyksta labai daug statybų darom ir beje, paklausėt apie Nemuną, tai dažniausiai, kai sutinku savo kolegas iš tos srities profesionalus, visi dažniausiai manęs klausia būtent apie šį projektą, nes jis toks įdomiausias. Visi vienodai aktualus, ar ne? Jo, nėra jis nei mūsų didžiausias projektas, nei ką, bet visi klausia, nes jis įdomiausias koncepciškai ir daug kas galvoja, kaip čia pavyks. Tai sekasi gerai, statybos juda į priekį, dabar užbaiginėjom lauko darbus praktiškai visus, fasadus, išorę, dabar montuojami balkonų pertvaros milžiniškas Čiurlionio paveikslas. Jau prieš 2 savaitės jau padarėm, ištestavom baseiną, išsimaudėm jame, džakuziją taip pat išsimaudėm, komanda pratestavo, tai labai smagu pasidžiaugti. Iš tikrųjų, čia buvo vieni tokių iš razinų, ar ne, tas Čiurlionis ir tas baseinas, tiesą sakant, net nėra lengva įsivaizduoti, kaip tai baseiną galbūt lengviau įsivaizduoti, bet tą Čiurlionį ant pastatą, Čiurlionio paveikslą, iš tikrųjų toks, įspūdingas momentas. Labai, iš tikrųjų, pradžiai idėją labai užsidėgiam, po to, kai pradėjom galvoti, kaip įgyvendinti, tai buvo daug klaustukų, nes atrodė pradžiai labai paprasta, ar ne? Aš klausytojams galiu šiek tiek padetalizuoti, kaip čia atrodo tas Čiurlionis, tai mes turim labai didelį fasado plotą ir turim balkonų pertvaras, tarp balkonų pertvaras. Ir jų plotą sugalvom išnaudoti, kad padarysim Čiurlionio paveikslą. Tai yra kaip iš pikselių tokių sukarpysim ir sudėsim į tas balkonų pertvaras. Tai atrodė pradžiai labai paprasta, po to pasirodo, kad jis gražiai atrodytų ir matytųsi, reikia kiekvieną tą pikselį tam tikrą prasme atkurti ir dar yra, kad iš vienos pusės vienas paveikslas yra, o iš kitos kitas paveikslas. Tai ten darbo tokio ir sudėliojimo. Ta prasme, iš vidaus turite omeny kitą? Ne, iš vienos pertvaros pusės. Žiūrint, jo. Jos išsikišę yra. Taip, išsikišusios iš fasado. Kas Druskininkuose būsi, tikrai nueikit, verta pasižiūrėti, tai yra pats didžiausias paveikslas Čiurlionio ir manau, ne tik Čiurlionio vienas didžiausių paveikslų būtų. Ir labai faina, kad tu eini ir vienoje vietoje tie taškai susidėlioja ir tu pamatai visą vaizdą. Šiaip žiūrėdamas tu gali neįžvelgti jo. Tai, o taip nuėjęs į tam tikrą tašką, tai mes 4 paveikslus tokius padarėm ir iš 4 taškų susidėlioja tas fainas vaizdas. Tai ne visus pamatysit, nes dar ten aptverta teritorija kai kur yra, bet kiti jau prieinami, jau atidarėm tą teritoriją. Tai čia kaip tie senoviniai paveikslai, kurie seka tave akimis, tai čia kitas konceptas, čia tu seki paveikslą ir jisai atsiranda vienu momentu. Turi turėti, kur tie pikseliai, tie balkonų to pertvarų plokštės jos susidėlioja ir fainai atsiskleidžia. Tai taip, teisingai. Baseinas, šiaip irgi, kokio jisai ploto ilgio, kokį formatą? Jis yra tikrai didelis, 20 metrų, beveik 20 metrų ilgio ir 3 metrų pločio. Tai plaukimui užtenka pilnai, galima ir treniruotis, ir šiaip laiką leisti. Tai daugas kažkaip irgi būdavo klausti, tai kokį ten baseinuką darysit? Tai normalų baseiną padarėm. Aišku, tai nėra olimpinis baseinas, nėra tokio dydžio, bet tikrai pakankamai didelis ir pilnai užtenka jo. Ir smagu, iš tikrųjų labai geras vaizdas, labai smagu, kai tam baseinė atsirimi į kraštą ir tu matai visą tą jūrą, pušų jūrą, pušyno jūrą. Jis laukia, ar jis po stogu? Jis laukia. Nedengtas visiškai. Jo, ant stogo pačio yra. Taip. Aha, tai reiškia stogas atlaikė, suprantu, jeigu jau bandėt. Taip. Tarp kitko įdomus dalykas, kad mes kai pirkom Nemuno sanatoriją buvusią, tai pasirodo, kad tai yra tipinis projektas ir tokių sanatorijų buvo pastatytos 3. Ir 2 iš jų yra pastatytos Kaukaze, kur yra seisminė teritorija ir jis projektuotas, kad atlaikytų seisminius smūgius. Tai jo pats konstruktyvas yra stiprus labai. Iš tikrųjų, visai taip, toks, tai čia taip. Tik po to, suprantu, išsiaiškinam, ar ne jau vėliau? Iki galo išsiaiškinom po to net ieškojom, kur tie kiti broliai yra, ar ne, tai suradom. Iš tikrųjų, ir tai įdomi istorija gaunasi, ar ne? Tai taip. Dėl to jis ir tą baseiną pakankamai lengvai atlaiko, kadangi konstrukcijos yra tvirtos, gelžbetoninės ir kaip sakoma, mes realiai viską išvalėm, bet palikom kolonas, perdangas tik tai monolitinės, o monolitas, betonas, jis laiko einant, įdomus faktas, kad jis tik tvirtėja. Tai jis pačią tvirtumą, betonas sulaukia 100 metų senumo, tai jis dar tik tai tvirtėja.
Pastatams iš tikrųjų keliami dabar, ne vien tik tai seisminiai reikalavimai, kurie pas mus gal kol kas ir nėra tokie aktualūs, bet ir visi kiti reikalavimai. Tai yra ir energetinė klasė, ir nežinau, kaip čia skaitosi šiuo atveju, kai jūs praktiškai paliekate konstrukcijas, ar tai kaip nauja statyba, ar tai kaip rekonstrukcija, nes tai irgi yra skirtingi reikalavimai, ar ne, tai energetiniai klasiai. Tai kaip čia jūs su tuo susidorojat? Tai realiai čia yra visiškai, kaip ir teisingai pastebėjot, palikom tik tai konstrukcijas, o visa kita yra nauja. Tai mes šiaip viduje vadinam tai kaip nauja statyba. Tai nieko nesiskiria, nes langai, fasadai, apšiltinimas, visos inžinerinės sistemos nuo šildymo, vėdinimo iki ten vandentiekio, liftų ir taip toliau yra viskas nauja. Tai tu nieko labai nesiskiria, kad tu gautum seną. Ir tai yra šiltas, modernus pastatas ir dar net mes sakom, kad privalumas, kad konstruktyvas lieka, nes kaip bebūtų, naujoje statyboje pirmus keletą metų, pirmus 2, 3, 5 metus pastatas šiek tiek sėda bet kuriuo atveju. O šis jau susėdęs yra, nes jis jau keliasdešimt metų yra. Tai teisingai, iš tikrųjų, bent jau tas pagrindas toks, jisai jau yra stabilus, tai suprantu, kad problemos su to irgi ir pridavimo momentas, čia yra ta energetinė klasė, kur yra, tai suprantu, kad viskas su to jokių problemų neturit, bet tie visi dalykai, kuriuos jūs įdėjot, pavyzdžiui, investicija, kokio dydžio, kokios tai sumos, kai tai yra ir su čiurlioniu, ir su baseinais ir taip toliau. Mes šiai dienai į statybas pačias esam investavę 11,5 milijono eurų, jau pakankamai nemažai, nes jau didžioji dalis darbų yra atlikta, liko keletas darbų ir taip, jau didžioji dalis yra atlikta darbų, dėl to ir didžioji suma suinvestuota, bet liko, man atrodo, keletas milijonų tik tai investuota. Tai dabar jau kas, būtai, nežinau, įrengti, suskirstyti, baseinas jau minėjot veikia, tai ko dar trūksta? Dar baseinas patikslinu, mes paeksperimentavom, pasižiūrėjom, dar nepaleidom jos svečiams. Svečių nelaukit. Neskubėkit dar luktelkit šiek tiek, patys ištestam reikia patiems visą laiką išbandyti. O tai būtus viskas, mes jau atidavinėjom savo pirkėjam, kai kurie pirkėjai užsirenginėja ir žinau, kad net jau planuoja kalėdas praleisti tenais, ar ne. Tai taip, jie bus pirmieji, dar kiti pastato gyventojai dar tik tai rašosi notarinės ir pradės įsirenginėti. Ir tokie jau tą pagrindinę atidarimą, kada mes jau sakysim, kad pilnai pastatas veikia, tai labai neužilgo planuojam kitų metų 2 ketvirtį, gegužę, birželį maždaug. Tai jau dar, tvoros, sakė, dar yra, ne viskas galbūt matosi. Taip, bet iš principo gerbuvio dar darbai vyksta, nes natūralu, kad reikia. Bet rezultatas jau praktiškai aiškus, išorinis rezultatas. Taip. Vidus, jeigu jūs renginėjate, tai suprantu, kad jau liftai ir visokia infrastruktūra, irgi viskas pakeliui. Jo, liftai sumontuoti, apdailos darbai pradedami daryti, ar ne, tai viskas pakeliui. Mes paprastai laiptinę stengiamės biškį vėliau sutvarkyti, kad būtų rengti jau, ar ne, kad nenudaužytų tų laiptinių. Kalbant apie įrengimus, vis dėlto tai yra daug, ar ne? Kiek tai būtų, priminkit skaičių? 370 apartamentų yra. Iš tikrųjų, didelis kiekis vienoje vietoje. Didelis kiekis bus savininkų. Nuosavybė priklausys, nežinau, galimai ir 100 žmonių. Nors, aišku, gali būti ir vienas investuojantis daug, bet vis dėlto. Ir tai yra, kaip jūs vadinate, tai yra apart hotelis. Tai nėra vien tik tai kaip rezidencija, tai nėra vien tik tai asmeninis. Tai yra tikslas aiškus, kad žmonės gali ir pirkti nuomai. Kaip jūs su tuo tvarkotės, kad tie būtai nebūtų super viskas skirtingai, kiekvienas kas savo, vis tiek apart hotelis, jis paprastai turi bendrą bent jau koncepciją, jeigu ne viskas. Papasakokit šiek tiek apie patį modelį. Tai labai geras klausimas yra, tai apart hotelis ir yra apartamentai ir viešbučiai, sujungiama būdų šitos dalykus, ar ne? Ir man geriausias turbūt vienas iš pavyzdžių, mes prieš pradėdami daryti aplankėm keletą pavyzdžių, paskutinis, kuris man labiausiai patiko, yra Šveicarijoje. Tai yra kurortas, kur irgi išvystė vystytojas, kur padarė centrinių funkcijų keltuvus, slidinėjimą ir taip toliau, ir tuo pačiu įstato miestą tuo apart hotelio viešbučių principų. Tai yra, žmonės gali įsigyti apartamentus, kurie pasilieka laiką savo šeimai, giminėm, artimiesim ir taip toliau, kurie leidžia atvažiuoja paslidinėti, o kitų laikų, kada jie negali atvažiuoti, jie atiduoda į nuomą. Ir tą nuomą valdo vienas nuomos valdytojas, kuris viskuo rūpinasi. Tai to nuomos valdytojo funkcija yra padaryti taip, kad būtų kuo didesnis užimtumas, tam jis ten pasitelkia marketingą, reklamą, grupės priema įvairias ir taip toliau. Antras dalykas, išlaiko kokybės lygį.
kad nebūtų, kad vienam apartamente, na, pavyzdžiui, sutvarkytas labai tvarkingai, viskas gražu, halatai padėti, šlepetės, guliukai, o kito kažkodėl nepavyko sutvarkyti ir apleisti negražiai ir tada žmonės atvažiavę į tą blogą atsiliepimą duos apie visą kompleksą. Ne? Tai tam labai reikia suvaldyti, dėl to ir yra tas vienas valdytojas. Ir plius jis maksimizuoja, su kainodara labai dirba, ar ne, dėl to, kad high seasono, to intensyviojo sezono, ar kaip čia lietuviškai pavadinti metu, tai natūralu, kad ta kaina turi būti didesnė nuomos, kažkurio periodo mažesnė. Vyksta kažkokie renginiai, šventės, dar kažkas aukštesnė kaina, mažiau žmonių kažkiek žemesnė. Tai kitaip sakant, nereikės rūpintis tuo, kad kokią kainą, kur dėti skelbimą. Visiškai teisingai. Mes Nemune kuriam nuomos valdytoją, kuris būtent ir spręs visus šituos klausimus. Ar ne? Kaip išnuomoti, kaip pateikti kokybišką paslaugą, kad tas žmogus, kuris atvažiavo pailsėti, būtų patenkintas, laimingas, kad būtų viskas išvalyta, kad netrūktų jokių rankšluosčių, higienos priemonių ir taip toliau, kad jam paaiškintų, jeigu žmogus kažko neranda, būtų administratorius pastate ar ne, kuris pasitinka, paaiškina, kaip viskas veikia ir taip toliau. Ir kitas dalykas, labai svarbus, su kuo dar nuomos valdytojas turės dirbti, su nuomos pajamom, kaip tas pajamas padidinti, kaip užimtumą pasiekti didesnę. Tai pavyzdžiui, su turizmo agentūrom dirbama bus, su kelionių agentūrom visokiom, sportininkų komandos, pavyzdžiui, į Druskininkus atvažiuoja treniruotis į Snow Arena, į olimpinį ruošimo centrą. Druskininkuose beje vienas didžiausias olimpinio ruošimo centras yra, tai sportininkų nemažai, konferencijos visokios. Šalia dabar yra statomas konferencijų ir kultūros rūmai, šalia visiškai 20-30 metrų nuo mūsų. Tai jie irgi ten turės virš 200 renginių per metus, į kuriuos atvažiuos be abejo žmonių ir jiem čia apsistoti bus labai patogu, bet jiem geriau yra išsinuomoti keletą apartamentų. Jeigu, pavyzdžiui, tu atvažiuoji kaip įmonė, ten 10 žmonių, tai natūralu, kad jie vienoje vietoje norėtų išsinuomoti ir vienodom sąlygom. Konferencijų pas jūs net nereikia kažkokios infrastruktūros, suprantu, nes kaiminystėje turėsit. Mes turėsim ir jūs turėsit savo. Jo, iš viso 4 sales ir coworkingo erdvę, tai mes tam darbui esam pasiruošę, bet šalia bus pati geriausia, viena geriausių salių Lietuvoje su visais konferencijais nuo didelės virš beveik 2000 žmonių talpinančios iki mažesnių salyčių, kokių tik reikia. Tai ten tas teko pačiam po konferencijų centrą Druskininkų apsilankyti statymo metu, pasižiūrėti, tai tikrai aukšto lygio statomas yra. Ir kiek žinau, dabar liktais baigėsi ten, kai būna su viešaisiais pirkimais visos problemos, kur ten įmonės skundžia viena kitais, tai teismai jau praėjo. Tai panašu, kad pagaliau užbaigs, tai labai to laukiu ir linkiu, kad kitąmet, kiek girdėjau, kitąmet ir planuoju užbaigti. Kalbant apie panašias sąlygas, kad būtų, kaip jūs minėjote, bendra tvarka ir jeigu halatai tai visur, ar ne, tai pats įrengimas būtų, jisai irgi turi būti daug maž tolygus. Kaip jūs taip planuojate užtikrinti? Labai, labai teisingas klausimas. Jo, irgi mes čia sprendėm, tai mes padarėm iš tikrųjų labai, labai tokį veiksmą. Mes padarėm 4 konceptus, 4 įrengimo projektus, stilius skirtingus, ar ne? Ir, atsiprašau, 3 padarėm, 3 skirtingus stilius padarėm ir juos davėm klientam visą dizaino projektą, kaip įsirenginėti ir dabar atkonkursuojam geriausius pasiūlymus. Nes natūralu, kad mes galim žymiai gauti geresnį pasiūlymą įrengimo, kada mes darom 100 būtų ar 50 būtų ar kiek, nupirkti ar ten televizorius, ar nupirkti baldus, ar dar kažką. Tai mes savo net klientam... ir įrangai jūs bendrai, ar ne? Taip, mes padedam tokį bendrą pirkimą, grupinį pirkimą suorganizuojam ir padedam įsigyti viską. Tai atitinkamos kokybės, kad būtų geros ir geriausia kaina. Tai skirtingi projektai pasirinkti galima taip. Ir savo turbūt pridėti, jeigu nori. Jo, kažkiek nuo individualumo, kaip ir viešbučiuose kambariai, jie nėra identiški viens prie vieno, ar ne? Ir man pačiam yra smagiau nuvažiuoti, kai tu matai kažkiek pokytis, bet kad tai nebūtų, kad visiškai skirtingi ir kad tu tikėtumės. Tai mes padarėm 3 skirtingus stilius, kurio žmogus gali rinktis. Vienas ten yra Japanese stiliaus, daugiau Japonijos skandinaviško interjero, kitas yra modernus daugiau, trečias yra irgi skandinaviško, tai kuris arčiau mieliau širdžiai tau kaip savininkui, tai ir tu renkiesi. Ir po to klientai irgi jie galės bookingį ar kažkur sistemai pasirinkti. Man smagiau yra šviesios spalvos, jauki aplinka, taip, norėčiau biškį tamsesnės, taip toliau, tai renkuosi šitą dizainą. Bet per būna gal kažkiek kaip viešbučios irgi būna, kai skirtingai kambariai tu gali pasirinkti. Bet netgi ir įranga, kaip jūs minėjote, tai suprantu, net ir baldus, įeina viskas, ta prasme, į tą projektą, būto, įeina su visa įranga. Čia aš nekalbam apie sienas. Šakėt,
Ir sienos, ir įranga, ir netgi kilimėlis prie durų, ir rankšluostukas, ir paveiksliukas, ir gėlytė. Iki tokio lygio darom. Tai iš tikrųjų, ta prasme, kad rūpintis, sukti galvos nieko nereikia. Taip, tai mes pamastėm, ar geriau klientam kiekvienam sukti per galvą, ar mums geriau padaryti už visus klientus, atrinkti geriausius variantus ir taip tuo, kad klientai būtų laimingi. Tai mes ir padarom šitą dalyką, kad nekiltų klausimų ir kad jau galėtų, man nebent nepatinka paveikslas, tai pagal save pasirinkti, ar ne. Tai... Minėjote, 80% jau parduota? Taip, beveik 80%. Tai dabar kokia reakcija buvo iš to 80%? Vat įdomu, tie trys, nežinau, koks populiariausias stilius, na čia irgi turbūt labai individualu, bet jeigu turi, tai tiesiog įdomu modeliai. Įdomu, mes irgi galvojam, kuris čia Japandys, skandinaviškas ar tas modernus, tai nugalėjo Japandys stilius. Gal labiausiai ant bangos šiai dienai yra toksai tai miksas. Kitoks, ar ne? Taip. Na, jis nėra labai kitoks, jis toks jaukus labai yra, estetiškas labai ar ne, ir yra tos ir skandinaviškos, ir japoniškos įtaukas tam stiliuje. Tai man patinka. Tas populiariausias, ar ne? Šiai dienai taip. Ir kiek, va, taip, džiaugiasi tuo, ar ką daugiau, ar nori vis dėlto prisidėti savo kažkokiam tai idėjom, ar iš tikrųjų patenkinti ir ima tai, kas... Kol kas eina dabar, tie dalinė apdaila labiau eina, tai yra sienų grindis, bet šiaip renkasi žmonės. Aš manau, ant tų dekoro detalių gal bus šiek tiek daugiau, tai dar iki dekoro pasirinkimo dar neatėjo tie žmonės, kurie įsirenginėja, bet manau, kad žiūrėsim. Pamatysim, bet šiaip patinka stiliai. Jie tarp tų trijų labiausiai renkasi. Tai šitas ten būna, kad vyras nori labiau vieno, moteris kito, padiskutuoja kažką ir tada priema sprendimą. O kokio dydžio likę arba kas, na, suprantu, populiariausias yra išparduotas. Tai kas vis dėlto likę? Mes turim 4 dydžių iš principo, tai pačius mažiausius 19 kvadratų, tokį įnamiausią ir vieną populiariausią 38 kvadratų apartamentą, tada 57 ir tada yra 4 kambarių virš 80 kvadratų. Tai natūralu, kad populiariausiai yra mažiausiai 19 ir 38, bet jų ir daugiausiai turėjom. Tai, kaip sakant, daugiau liko didelių šiai dienai, viršutinių, bet irgi paskutinis pirkėjas dabar neseniai nupirko, tai pirkėjai ten šeima iš Vilniaus, su vaikais ir jie irgi sprendė, tarp kitko, kur čia pasirinkti mums reikėtų, kur įsigyti ar Pajūrį ar čia, ir nugalėjo druskininkai, nors Pajūris irgi turi savo stiprų dalyką, jūrą, kuri traukos centras yra, bet jie taip racionaliau pagalvoja, sako, mums kelias yra 2-3 kartus artimesnis, Palangos virš 300 km, iki Druskininko 130, užtrunki vietoj 3-4 valandų, 1,5-2 valandas, jau su vaikais yra didelis skirtumas. Kitas dalykas, kad nėra sezoniškumo. Ne, jiems tas nugalėjo. Ne, ir įsigijo 3 kambarių butą vaikam, savo ir taip pat sako, dar ir tėvus atsivešim pailsėt, pasibus, giminaičiai į gydyklas irgi atvažiuoja, galės naudotis, o kai mes nesinaudosim, išnuomosim, nuomos pajamų gausim. Tai pagrindinis argumentas, suprantu, kad druskininkai tas ir yra nesezoniškumas, ar ne, vienas iš tokių, na ką jūs girdite dažniausiai iš klientų? Taip, druskininkų privalumas yra būtent nesezoniškumas, nes natūralu vasarą labai norisi prie jūros, saulė, jūra, smėlis, labai smagu tas yra ir čia yra didžiausias jų privalumas, bet iš kitos pusės druskininkai būtent jie turi ką veikti ir ne sezono metu, kai lyja, kai sninga, kai nėra gero oro, tai sėdi į mašiną per porą valandų, per 1,5 ar porą valandų nuvažiuoji, gali nueiti į spa visokius, tikrai druskininkai turi pasirinkimą, gydyklas, snow arena, kai padarys kongresų rūmą, tikrai konferencijų ir kongresų rūmus, tai tikrai tikiu, kad ten bus labai daug renginių, koncertų, kur irgi tau planas bus ar ne, ką ten nuveikti. Taip pat ir net druskininkai planuoja savo jūrą pasidaryti, ar ne? Tai nebebus net ir to, turės ir tą privalumą. Net ir tai atsiveš, bet ar sulaukit, pavyzdžiui, ar yra iš Pajūrio perkančių apartamentus druskininkose? Man atrodo, iš Klaipėdos yra nupirkę žmonės, bet taip tiksliai negaliu pasakyti. Daugiausiai iš tikrųjų perka Vilniečiai, Kauniečiai, aplinkinių rajonų gyventojai, bet tikrai yra ir nupirkę ir iš Šiaulių, ir iš Klaipėdos, ir iš kitų rajonų.
Šiaip tas nesezoniškumas tai ir nuoma iš tikrųjų geriau, nes jeigu tai pats galbūt norėsi irgi atostogų metu naudotis, tai tas kitas laikas, jisai, jeigu nori kitų metų, pavyzdžiui, atsiimti, ar ne, ir tiesiog nuomoti tą apartamentą, tai irgi gerokai lengviau negu... Jūs labai iš investicinės pusės teisingai mastot, ar ne, Palangoje, jeigu nusipirki būtą savo ir likusių laikų galvoja nuomą, tai visien turbūt vasarą praleisit ten keletą savaičių ar mėnesį ar kiek, tai tau liks nuomos to gero periodo. Na, sezonas Lietuvoje, tas vasaros sezonas, jis labai trumpas yra. 3, realiai ne 2 mėnesiai, kai kurie sako 2-3 mėnesiai, nu gal 4, jeigu jau ten, bet tas apkrovimas jis iškai kitoks. Tai jeigu tu mėnesį prabūni iš tų 2-3 mėnesių, tai tau tik tai tie gražos belieka. O čia tu gali prabūti ir vasarą, ir žiemą, ir rudenį, pats smagiai praleisti laiką ir tuo pačiu kitų metų irgi generuoja tas nuomos pajamas. Ir dar tarpus kažkokius užpildyti, taip. Tarp kitko įdomi statistika, mes žiūrėjom kaip tik tai, kad Palanga atrodo liktais didesnis kurortas, bet pagal nakvynių skaičių, kiek apsistoja, tai bendroji sumoje druskininkai yra didesni. Daugiau tiek, kiek žmonių prasisuka, ar ne? Taip, per metus. Palanga turi labai didelį piką vasaros sezoną ir nukrenta žiemos ir kitų, o druskininkai yra daugiau pastovus. Taip, šiek tiek kilsteli irgi ten yra sezono metai, bet tas skirtumas labai nedidelis lyginant su Palanga. Iš tikrųjų, Palanga kažkaip taip ir neįsuka tokia visų metų, ar ne, to kurorto tokio. Aišku, gerėja situacija, negali sakyti, prieš 10 metų ten iš vis mirtis būdavo, dabar to veiksmo daugiau ir atsikrausti iš žmonių, kurie nuotoliniu būdu dirba yra, bet taip. Tai yra vasaros kurortas. Taip, užsiminėt apie nuotolinį darbą. Čia irgi, kiek pamenu, idėja viena buvo iš tokių, kad tiem žmonėms, kurie nuotoliu dirba, ar ne? Taip. Ir žinokit, pasiteisino, kaip tik vienas pirkėjas teko bendrauti pačiam, kadangi šiek tiek žinau, tai įsigijo būstą, apartamentą, 2 kambarių ir sako, aš čia leisiu per mėnesį 1 savaitę, nes man reikia darbo metu atitrūkti biški nuo tų visų biuro problemų ofiso, tai sako, tai aš geriau atvažiuosiu, čia apsistosiu kartą per mėnesį tai savaitę, eisiu į kokius masažus sportuot ir vietoj to, kad kamštyje sėdėčiau valandą laiko važiuodamas į Vilniaus ofisą, geriau ten praleisiu, ateisiu, prisijungsiu. Ir kitas dalykas, man smagu, man sako, kitas įkvėpimas ateina. Man reikia strateginius dalykus spręsti, man gerai yra atsijungti, pasivaikščioti, pabūt. Tai jo planas toks yra, ar ne? Kiekvieną mėnesį dirbti nuotoliu 1 savaitę iš ten. Vaizdas per langą, bet to dar irgi kitas, žinai, negu viduryje miestas. Per langą, viskas yra vietoje, ranka pasiekiama, tu niekur negaišti laiko išeiti, jeigu vaikus atsiveš yra vaikų žaidimų kambarys, dienos centras ir coworkingas visas yra, kur tu gali pilnai viską naudotis. Internetas visur savo ar viskas vietinis, ar ne yra? Žodžiu, visko pasirūpinti iš esmės. Lietuvoje jau, kaip pasakyti, Lietuvoje turbūt apie internetą jau retas klausimas, nes ant tiek įpratę, kad gerai, nes kai dabar Prancūzijoje buvau, tai ten labai blogai su internetu. Iš tikrųjų, mes per gerai įpratę, nes paskui būna susitari, bet kartais, aktualu ir tas Wi-Fi, pavyzdžiui, visame pastate, jeigu jisai vienodai veiktų, ar ne, jeigu su kompiuteriu iš tikrųjų vaikštant. Tai kalbant apie įperkamumą, kokios kainos? Pačių apartamentų, jos svyruoja nuo aukščio, nuo dydžio, nuo pusės ir taip toliau, tai turbūt pigiausiai virš 2300 galima įsigyti, iki 3,5 turbūt patys brangiausi, tai svyruoja, bet kuo aš galiu pasidžiaugti, kad mums pavyko padaryti labai gerą kainą ir mes savo pirkėjom galim išskirtinės sąlygas, nes Vilniuje ekonominės klasės būstas kainuoja nuo 3000 eurų turbūt prasideda kažkas geresnio, tai mūsų yra, tikrai pastatas yra aukštesnio lygio, tiek statybinė prasme, tai yra apdailos prasme padarytas, tiek visų funkcijų erdvių prasme. Tai Vilniuje šis tokio projekto, kad turėtų tokius dalykus kaip baseinus, pirtis, džekuzis, sporto salė, konferencijų salė, coworkingą, vaikų žaidimų nėra. O čia įsigijau už Vilnių, pigiau negu Vilniui. Tai mums tas labai džiugu, kad pavyko tokį produktą sukurti savo klientam. Galima įtart, kad dar ir visokios spa procedūros bus su ypatinga kokia nors kaina klientams, nes jiems irgi čia didžiulė masė žmonių. Taip, mūsų klientai tom bendrom erdvėjom naudosis ten už eksploatacinį mokestį, kas nebus labai daug, dėl to, kad tai dalinasi. Viso pliusas šito projekto yra tai, kad tai yra nemažas kiekis ir mes galim išdalinti. Ir tai mes esam žiūrėję ir kitur užsienio projektuose, kaip minėjau, to pavyzdžių žiūrėjom, tai esmė yra kokia, kad Lietuvoje gal mes įpratę, kad viskas mažiau, bet kokioje Ispanijoje nuvažiuoja ten kompleksai dideli, bet tų kompleksų didelis privalumas, kad jie daug duoda.
ne, kad daug papildomų verčių duoda, ką mums ir mes šiam pavyko atkartoti, ar ne. Jeigu tai būtų mažas kompleksiukas, tai mes tikrai tokių dalykų negalėtumėm padaryti. Neapsimokėtų nei įrengti, nei išlaikyti. Tuo pačiu, nes išlaikyti irgi reikia. Iš tiesų, tam reikalingas žmonių kiekis, kad ir aptarnavimas visas galėtų vykti Aišku, mes stengiamės viską automatizuoti, kad būtų kuo daugiau sistemizuota, automatizuota, kuo mažiau žmonių, bet natūralu, kad kažkiek žmonių reikės, neįmanoma visko automatizuoti. Kas yra jūsų klientas? Oi, labai, porą pavyzdžių paminėjau, bet labai įvairus, tai kaip ir sakiau, dar vieni klientai vidutinio amžiaus porelę įsigijo, kuri mėgsta šiaip druskininkus, nes mėgsta sveikatingumo procedūras, rūpinasi savo sveikata, važiuoja dažnai ten. Ir jie pasiskaičiavo, kad jiem pigiau įsigyti, nes nenorėtų dar daugiau laiko praleisti tenais, plus pagalvoja apie vaikus, kurie irgi atvažiuos pas juos, ar ne pas juos, bet pasilsėti tą patį apartamentą pasinaudoti. Tai, pavyzdžiui, tokių yra nemažai klientų, čia ne vienas ir ne du. Tai yra daug su šeimom įsigiję, kurie turi keletą vaikų ir viešbučius važiuoti pakankamai brangu, čia tokia kaip gaunasi ir investicija, kuri duoda pajamas, ir tuo pačiu visai šeiminė atvažiuoti pailsėti. Yra investuotojų, kurie grinai žiūri, kad grinai investicija, kad patys ten yra nusipirkę, man atrodo, didžiausias investuotas apie 10 apartamentų, tai natūralu, kad jis visus juos nevažiuos, ar ne, tai daugiau tai per investicinę prizmę. Per kiek laiko atsiperka, skaičiavot? Neatsiperka, dar kol kas atsipirks, sakykim. Taip, mes skaičiuojam, kad grąža turėtų būti apie 8-10%, aišku, viskas priklausys nuo kokia kaina bus nuomos, koks užimtumas bus nuomos, kokios veiklos sąnaudos, bet mes prognozuojam, kad tokia turėtų siekti. Iš tikrųjų pakankamai skamba, ar ne? Šiais laikais nekilnojamo turto tikrai. Taip, galiu pasakyti, kad žiūrint per tą prizmę, tai turbūt tikrai pelningiau negu Vilniuje bus, ar ne? Plus dar tu turi tą pliusą, kad turi atvažiuoti. Atvažiuoti pailsėti. Taip, ar ne? Ir šitas irgi yra labai svarbus dalykas, ar ne? Čia viena iš tokių razinų, iš tikrųjų, man atrodo, taip, kad tu turi. Čia esmė, nes aš sakau, visų pirma, kaip aš pirkėm, keli ir draugai yra klausę, žinai, ir pirkti, nepirkti, sakau, žiūrėkit, jeigu jums patinka, jeigu jūs patys atvažiuosite, jeigu jums patinka pakeisti aplinką, ištrūkti iš namų, atvažiuoti į druskininkus, ar šiaip patinka, kaip minėjau, pakeisti aplinką, tai čia puikus sprendimas, ar ne? Tu turi tą vietą ir dar generuoja pajamų iš to. Ir jinai pati save, taip sakant, išsiperka, netgi ir su paskola perkant, ar ne, iš principo pats apartamentas apsimoka visą savo išlaidas. Iš tikrųjų, sprendimas tikrai labai puikus ir nežinau, ką jūs galite dar pakviesti, pavyzdžiui, kas turėtų atkreipti dėmesį, nes, kaip suprantu, ten jau nedaug, ten likučiai, sakykime, iš kurių dar galima rinktis. Mes turime 2 etapus, tai pirmame etape. Reikia nepamiršti iš tikrųjų. Sekančiam dar bus apartamentų, tikrai tas pasirinkimas dar yra, bet iš kitos pusės mes manom, kad labai dabar duos mums tas, kad mes jau pabaiginėjom. Ir jau viskas pradeda matytis, kaip iš tikrųjų atrodys, nes iš tikrųjų pradžiai buvo tokio nepasitikėjimo šiek tiek. Tai ar tikrai čia tą baseiną padarysi? Tai čia nupaišėt vizulkės gražu, iš tikrųjų taip nebus. Ne, tai viską padarėm tikrai kaip ir planavom, kaip žiūrėjom. Paplušėti reikėjo, tikrai vargo įdėjom, nes kai kurie sprendimai, kad ir tą baseiną, vien tik užkelt su kranu buvo reikalų, ar ne, nekalbant suprojektuoti, viską sudėlioti ir įsivertinti. Tai šitas, bet padarėm ir dabar, kai visas tas vaizdas atsiveria, matosi, kad jau klientam nebekyla klausimų, tai čia tikrai tai bus, ar čia tikrai tai veiks, tai ne, jau yra, jau viskas, ar ne, tai va tas yra smagu ir manom, kad suaktyvėjimas bus didelis dabar. O tai antras etapas kada, nes šito pabaiga, suprantu, vasarą, o kitas? Tai jis jau yra padarytas iš principo, ar ne, mes tik pardavimų nepradėjom, tai artimiausiu metu ir pradėsim turbūt kelių mėnesių bėgyje. Ir irgi principas tas pats, ar ne, dydis tas pats, iš principo toks tas pats, kas čia. Taip, jis užduoda kolonų tinklas, iš tikrųjų, kai rekonstrukcija duoda, tai mes turim ryštis, tai taip pat suplanuotas. Tai sėkmės jums ir iš tikrųjų galimybė puikiai. Šiandien studijoje viešėjo Citus įkūrėjas Mindaugas Vanagas ir kalbėjom apie Nemunas by Citus. Ačiū. Objektas Druskininkuose dar vis turi galimybių investuotojams. Dėkui.